Labą dieną, šiandien bus treneris, klientė Viktė ir šiandien mes atliksime pratimą keturgalviam ir sėmenų raumenim. Sėdam į stakles. Stakles turime pilnai atkošę. Kojas plotie. Perėdė išleisti turbūt. Svorį pasirinti. Tiesiam kojas. Pilnai. Stojau metu iškart. Įkvėpę. Rankos ten kažkur. Rankos. Sleidami. Tiesiam viršų. Svorį pasimažinti. Toliau kitas mūsų įrengimas, kuris yra skirtas keturgaliam raumenim ir dalis sėdmenų. Tai yra tai, kad nešitys atsigulti. Taip, mes pasireguliuojam pagal savo ūgį. Aišku, man tai XL-as arba netgi gali būti dar šiek tiek pavadas. Bet svarbu, kad ant kilovos kaip būtų padelį. Atsigulam. Būkime pilnai, priklauso prie stalelio. Rankinos čia pasiėmė. Ir keliame kojas, iškime. Ir leidžiam. Iškime. Reikia mūsų. Stabiliuoti reikimą. Greičiausiai bus. Rodėjom. Susvoriam. Gal kažkai reikia svorio? Daugiau, ne? Tai iškrausim. Keliam, iškvepiam ir įkvepiam. Lygiausiai turite 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, skubėkite. Sako, galite nusižuoti, tai nekvepuoja. Dirba raumenės, nepirėsės aktyvus, nudara aktyvinis iš tie raumenukai, ne galvos neužlaužiam, galva tiesiai. Čia būtų viskas. Šis rengimas jums skirtas, nes man čia galva ten kabo. Tada dar porą kartų. Kelkite, prašau. Tada dar kartą.